Simonas, mokyklos prezidentas. Su visą deramą pagarbą, Simonai. Mačiau, kad vykai į Briuselį, į Europos komisiją. Užduosiu tau 3 klausimus apie Europos Sąjungą, pažiūrėkime, ar išmokai ten ko nors. O, Jėzus. Nu, davai, Simonai. Dabar arba mane pažeminsi, arba išeisiu kaip nugalėtumas. Kiek šalių yra Europos Sąjungoje? 27. Ar teisingai atsakiau? Simonai, man tu pasakyti. O, Simonas sako, kad teisingai. Gaila ir Vengrija tenais, tai galėtų būti 6. Kuri iš šių šalių nėra Europos Sąjungoje? Švedija, Norvegija ar Kipras? O dabar kaip aš pasigaidinsiu. Norvegija nėra. Simonai, aš teisingai atsakiau? Teisingai, žiūrėk. Man tai kažką Briuselį išmokau. Norvegai dažniausiai šiaip renkasi niekur nebūti, jie labai snobiški ir pasikėlę. Kuri šalis iš dabartinių S narių prisijungė vėliausiai? Nežinau, žinok. Man svarbu, mes prisijungėm prieš 20 metų, 2004, ir man daugiau nėra aktualu. Bet, sakykim, kažkas iš